Labadiena visi krepšinio fanai, dar vienas šeštadienis, dar vienerios nostra.lt RKL A diviziono savaitės rungtynės, kuriuose šiandieną Šilalės sporto mokykla. Tomas Zelenskij, Valdui Vasilijui, Valdas Vasilijus veteraniškai užsibaigė fizinė ataka, 4 sekundės, reikia galvoti ką daryti, Valdas Vasilijus po krepšiu. 2 taškai šiaip ne taip išspaudžia. Nėra tikslus prasiveržimo metu. Greitas Druskininkų komandos išpuolis. Mantas Stašelis. Štai taip techniškai. Raudonieji. Ir Lušies komanda. Čia koks stogas. Ir pirmasis. Bet savo patirtimi tikrai įneša komandai ramybės. Čia iš toli. Šarūnas Štopinis 3 taškai. Iš toli Šilalės ir vėl jis nėra tikslus, bet vėl su kamuoliu šeimininkai. Dabar gal pavyks pramušti. Ir štai taip, Dovydas. Praradimas ir be metimo ataka pasibaigus. Ir 8 klaida Druskininko, čia 3 taškai, štai taip. Vaidina varžovą driblingo, čia metimas iš toli. 3 taškai ir Justas Košys toliau. Dar kol kas yra pamiršę arba tiesiog nesusipažinę. Valdas Vasilijus iš toli ir 3 taškai, na, 10%. Triukšmas kyla Šilalės sporto mokykloje ir čia na, tiesiog atrodo 2 skirtingo lygio komandos 2+1 ir bent antrąjį šansą pavyksta dabar susikurti Steponui Markui, metimas iš toli. Pagaliau kažkas sugeba Druskininkų komandai. Arti klaido, žaidžia Druskininkai. 6 sekundės, čia gražiai vaikšto kamuolys Druskininkų komandai ir Šarūnas Štopinis. Rungtynių gale. Domantas Šeškus. Čia, wow, kokį kamuolį pakabina. Pelėda kokia naktį. Oi, bairistas. Čia 2+1. Šarūnas Štopinis, na, šinėje nėra išnaudoti, nėra pelnyti. Tikrai taip ir matom, jeigu... Kaip gražiai juda kamuolys Šilalės komandai. Ir tas pasiekė tikslą. Nėra labai prastas tikslumas. Na bent pliusas tas, kad Druskininkų komanda per pirmą rungtynių pusę suklydo. Vėl matome ilgą ataką. Gal Valdo, dėl to, kad Valdo nėra, tai truputėlį stringa. Na ir ant tų žodžių iš karto krepšį. Bet tačiau ko tik nedarė aikštelė tuomet, kai aš buvau dar mažas. Jis atiteko Domantas Šeškus su kamuoliu. 1-1, ardo varžovų gynybą, jo metimas yra tikslus 72. Mato ir supranta, kad greičiausiai rungtynių eiga jau kaip ir diktuoja, kad bus nulemta ir galbūt truputėlį koncentracijos. Na, čia Domantas Šimaitis į 11-12 vietą ir žemiau. Čia Domantas Šeškus, jo metimas iš toli, labai svarbus taškai. Pergalė. 8 sekundės reikia metimo kuo greičiau Druskininkam ir 3 taškai yra mažina atsilikimą. Kamuolių dvikova 47-39, tačiau to nepakako šiandieną ir viskas 81-71. Savaitės rungtynėse šiandieną triumfuoja Šilalės Lušies ekipa, kuri iškovoja savo 5. pergalę šiame sezone.